Labadiena, šiandieną trečioji treniruotė visam kūnui, 9 ciklo dienai. Šiandieną mūsų laukia 3 supersetai, plus gale preso bonusiukas, bet neilgas, nepergyvenkite. Treniruotėje prireiks svarelių bei tuščios sienos vienam pratimui, tad turėkite omenyje. Ir keliaujame į pirmąjį pratimą. Dubens tiltas plus spaudimas krūtinėje. Atsigulsime ant nugaros, kojas sulenkus kelsime sėdmenis į viršų ir stumsime rankas taip pat. Griebiame mažesnius svarelius, gulamės ant nugaros. Rinkite svarius pagal savo pajėgumą, kojos pečių plotyje. Taip, rankos ne visiškai į šalis, bet 45 laipsniai nuo kūno. Ir iš šios pozicijos stumsite į viršų sėdmenis kartu su rankomis ir lėtai leisitės 12 kartų. Pasiruošiam ir važiuojam. Ir 1. Ir iškvepiant 2. Ir 3. Ir 4. Viršui suėmam ir 5. Ir 6. Grąžinkit rankas į tas pačias vietas. 7. Ir 8. Sėdmenukai suimti. Ir 9. Ir dar liko 3. Grįžtam lėtai ir 2. Leidžiam rankas lėtai. Ir paskutinis. Grįžtam. Ačiū. Padedam svarius žemyn ir žiūrim, ką darysime toliau. Sekantis pratimas įtupstai atgal plus lenkimas bicepsui. Atliekant įtupstą atgal dešinę koją, dešinė ranka keliaus prie peties. Taip, keičiant puses, atliekame 20 pakartojimų. Paėmame svarelius, atsistojame klubų plotyje. Tai kaip ir minėjau, jeigu dešinė koja keliauja atgal, dešinė ranka prie peties ir keisime pusės. Neskubėkite, kelių nedaužom į žemę, nugaros tiesios. Pasiruošiam ir važiuojam. Ir 1. Grįžtam, keičiam. Ir 2. Grįžtam, keičiam. 3. Grįžtam ir 4. Grįžtam, nugaros tvirtos. Grįžtam ir 6. Spaudžiam bamą prie stuburo. 7. Ir 8. Ir 9. Važiuojam. Ir 10. Dar 10 liko. Ir 1. Palikit tarpą tarp kojų. Ir 2. Geresniam stabilumui. Ir 3. Priekinė pėda pilnai ant žemės. 4. Ir 5. Ir 6. Tvirtos nugaros. 7. Ir 8. Na dar porą. 9. Ir paskutinis. Žemyn. Ir grįžtam. Ačiū. Padėkite svarelius ant žemės. Šiek tiek atsipūskit. Ir po truputėlį ruošimės antrai serijai su dubens tiltu ir spaudimu krūtinėje. Atsigulame ant nugaros, kojos sulenktos, rankytės į šalis, kem 5 laipsniai, neužkelkit alkūnių, pasiruošiam ir važiuojam. 1. Ir 2. Lėtai grįžtam. Ir 3. Lėtai grįžtam. 4. Gerai. Ir 5. Ir 6, op. Ir 7, op. Ir 8, op. Ir 9, op. Su iškvėpimu į viršų. Ir 10, op. Dar porą. Ir stumiam viską, opa. Ir suėmėm sėdmenis, paskutinis. Ačiū. Gerai. Padedam svarius. Pamažu kylame į viršų ir keliausime į įtupstus atgal su bicepso lenkimu. Tarp serijų galima šiek tiek pašokti atsigavimui, bus labai gerai. Atsistojame kilimėlio priekyje, kojos klubų plotyje, 20 kartų išsitiesiam ir važiuojam. Ta pačia ranka, ta pačia koja atgal, grįžtam, atgal. Grįžtam. Iš šono rodau, pažiūrėkit, kaip nugara tiesiai. Atgal. Grįžtam. Neišrieskite. Nesisikuprinkit. Gerai. Ir atgal.
grįžtam, išlaikom ritmą, atgal, grįžtam, atgal, grįžtam, 10, grįžtam, dar 10 ir opa, grįžtam, nedaužom kelių į žemę, grįžtam ir opa, grįžtam ir opa, lenkiam rankeles ir opa, ir liko 5, kvėpuojam, 4, kvėpuojam ir 3, išlaikom gražiai iki galo ir 2, ir paskutinis gražiausias, ačiū. Gerai, paleiskite kvėpavimą natūraliai, nesulaikykit, padėkit svarelius ir prasivaikščiokite. Kaip minėjau, galima ir pasišokti, visai gerai padeda atsigavimui. Taigi, braukiam prakaitą ir keliaujam trečiąją seriją su šiais pratimais. Gulamės ant nugaros, kojos sulenktos, svorį spaudžiame į kulnus. Alkūnių neužkelkit pečius, nuleiskit krūtinės spaudimui. Įsitaisom ir važiuojam. Ir 1, ir 2, tvirtai į viršų, ir 3, ir 4, ir 5, op, ir 6, op, ir 7, op, ir 8, suimam sėdmenis viršui, ir 9 su iškvėpimu, ir dar liko 3, opa, ir dar 2, opa tvirtai, ir paskutinis, opa, ačiū. Gerai, su šiuo pratimu jau baigta. Atsiminkite, su kokiais svoriais dirbate, kitą kartą, žinant, kokioje fazėje esate, galite pasididinti arba pasimažinti. Nupurtome šiek tiek riešus, prasivaikštom ir palengva keliaujame į paskutinę seriją su įtupstais atgal ir bickute. Rodau iš priekio, kad matytumėt, kad tikrai tarpą tarp kojų išlaikau, kuomet darau, pasiruošiam ir važiuojam. 1, va taip va, ir 2, tiesiai po klubais kelis keliauja, ir 3, ir 4, iškart geresnis balansas, 5, tvirtai, 6, ir 7, ir 8, kvėpuojam, 9 ir 10. Dar 10 liko, gražiai. Žemyn, op į viršų. Lėtai žemyn, op į viršų staigiau. Žemyn ir opa. Žemyn ir opa. Žemyn. Išlaikom tarpą tarp kojų, išlaikom balansą. Ir liko 4. Ir 3. Ir 2. Ir paskutinis, gražiausias, pakylam, ačiū. Gerai, paleidžiame kvėpavimą, padedame svarelius į šalį ir atsipalaiduokite. Pasivaikščiokite šiek tiek, kuomet atgausite kvėpavimą, atsigerkit ir judėsime toliau. Taigi, dedu viską į šalį ir rodau, kas laukia mūsų antrajame supersete. Pirmas pratimas – romėniška mirties trauka. Angliškai RDL ir toliau vadinsiu RDL. Gerai? Taigi, pasiimsime svarelius, pasiimkite sunkesnius, jeigu galite. Jeigu nežinote, kaip atlikti, nepagaunate šio judesio, imkite mažesnius. Taigi, prisimenam, darėm prieš tai labas rytas, kai atsistojame klubų plotį ir stumėme sėdmenis atgal, išlaikant tiesią nugarą. Netūpkite, gerai? Netūpiam, pasibandom dabar. Rankos turi slysti palei kelius, po girnelėmis sustojam ir išsitiesiam. Judesys iš klubų, klubai keliauja atgal, svoris ant kulnų. Ir įsivaizduokit, kad kas suduoda per uodegą ir reikia išsitiesti. Taip iš klubų ir judame. Rankos visiškai tiesios, sėdmenukai atgal, 12 kartų išsitiesiam ir važiuojam. Lėtai žemyn, po girnelėm sustojam, išsitiesiam iš klubų.
ir stumiam sėdmenis atgal, 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 pajuskit tempimą ir pakylam. Ir atgal, 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 neužrakinkit kelių, keliai nėra visiškai tiesus ir grįžtam. Stumiam ir kelius atgal, bet ne visiškai tiesius, stumiam ir išsitiesiam. Iš lėto sulaikom kvėpavimą ir kylant iškvepiam. Op. Ir lėtai žemyn, žemyn, žemyn. Pajuskit įtampą sėdmenukuose ir grįžtam. Ir žemyn, žemyn, žemyn. Siekite su sėdmenimis. Ir grįžtam. Ir žemyn, žemyn, žemyn. Po girnelėm sustojam, užteks. Ir grįžtam. Stumiam sėdmenukus atgal, 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 atgal. Ir išsitiesiam. Na, dar 3. Stumiam sėdmenis, paspaudžiam juos į apačią. Ir grįžtam. Dar porą. Tiesios rankos, tiesios rankos. Viskas iš klubų. Ir grįžtam. Paskutinis. Gražiai, palei šlaunis. Slenkam, slenkam, slenkam. Ir išsitiesiam. Gerai, ačiū. Taigi dedame svorius į šalį ir keliaujame prie žemė oras pratimo. Atsistosime plačiame pritupime, tūpsime žemyn tiesiai nugarą, leidžiant svarelius žemyn ir stojantis stumsime svarelius į viršų. Taip 12 kartų. Pasimkite pirmam setui mažesnius svarelius, jeigu norėsis antrame, pasimsi didesnius. Taigi pėdos ir keliai šiek tiek į šalis. Tūpsime žemyn ir va taip ranką sulenkiam prie pečių ir išstumiam į viršų tvirtų korpusu. Gerai, keliukai į šalis. Pasiruošiam rankytės apačioje ir važiuojam. Žemyn. 1 prie pečių į viršų. Ir žemyn. 2 prie pečių į viršų. Nugaros tiesios. Ir žemyn. 3 prie pečių į viršų. Iškvepiant. Ir 4. Keliaujam, stumiam į viršų. Ir 5. Lėtai ramiai. Opa. Tvirtai kūnas laikosi. 6. Išstumiam į viršų. Pėdos pilnai ant žemės. 7. Išstumiam į viršų. Keliai į šalis. Žemyn. Važiuojam į viršų. Ir dar liko 4. Su iškvėpimu išstumiam svorį į viršų. Ir 3, žemyn lėtai, greitai į viršų. Ir dar porą, išstumiam, op. Ir paskutinis, išstumiam, opa. Gerai, ačiū. Padedam svarelius, atsikvėpuojam. Antroje serijoje, kai darysim šios pratimus, jau galite suprasti, ar išeis pasiimti didesnio svorio. Jeigu nejaučiate kojose pakankamai krūvio ir nesijaučia apatinė nugara, tuomet galite tikrai imti didesnį svorį. Taigi dar kartą parodau, apkabinus save. Kaklo neišrečiame, nesusikūpriname. Nugara yra tiesi. Ir stumiam save iš klubų atgal, rankos turi siekti link kelių, o taip va, nesiekiam giliau, dėl to apatinė nugara jaučiasi dažniausiai, nesilenkite, tik tiek, kiek sėdmenys keliauja atgal ir paspauskite dar sėdmenukus šiek tiek žemyn, lyg ant kėdės sėstumėtės, lyg reikėtų pasiekti kėdę už savęs. Atsistojam klubų plotyje, išsitiesiam ir žemyn lėtai. Išsitiesiam, op. Žemyn lėtai. Įsivaizduokit, kad raunat kažką iš apačios. Kylam. Ir žemyn lėtai. Ir ištraukiam svorį. Tiesios rankytės žemyn. Ir ištraukiam. Gerai, lėtai, lėtai, lėtai. Kontroliuojam. Ir opa. Gerai, lėtai, lėtai, lėtai. Ir opa. Gerai, stumiam sėdmenis atgal, stumiam. Ir grįžtam. Tiesios nugaros. Stumiam sėdmenis atgal. Ir grįžtam. Atgal, atgal, atgal. Išsitiesiam. Op.
Ir atgal, 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 ant kulnų svoris daugiausiai ir grįžtam. Neužrakinkit kelių, žemyn, 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 išsitiesiam. Ir paskutinis, žemyn, 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 išsitiesiam ir ačiū. Padedam svorius į šalį. Jeigu pasijautė apatinė nugaros dalis, ar šiaip norite pailsėti, galite va taip susiriesti ir nukrauti stuburą. Tokia mini stuburo dekompresija. Na kągi, keliaujame į žemės oras, antrąjį kartą, griebiame svorius, pasirinkite išmintingai, visgi atliekame 12 kartų, atsistojame plačiau, mentės kiek suvestos, aktyvios ir važiuojam žemyn, išspaudžiam į viršų. Žemyn, išspaudžiam opa. Žemyn, išspaudžiam op. Ir žemyn, išspaudžiam opa. Su iškvėpimu į viršų. Žemyn, išspaudžiam op. Gerai, žemyn, į viršų. Ir žemyn, keliai į šalis. Opa. Tvirtas kūnas. Žemyn ir išstumiam. Žemyn ir išstumiam. Dar liko 3. Bamba į stuburą, kai leidžiatės. Bamba į stuburą, kai kylat. Ir dar porą žemyn į viršų. Ir paskutinis žemyn. Išspaudžiam į viršų ir ačiū. Paleiskit kvėpavimą, leiskit savo prisigaminti oro. Vienas svarelis nori pabėgti, atsargiai ir jūs namuose su svareliais, kartais nori jie nuriedėti. Na ką, krūvis jau šiek tiek išsivaikščiojo, keliaujame į trečiąją seriją su RDL, romėniška mirties trauka. Atsistojame klubų plotyje, nestovėkit plačiai, po klubais tiesiai pėdus. Išsitiesiam ir važiuojam. Lėtai stumiam sėdmenis atgal, atkreipkite dėmesį į detalės ir grįžtam. Nugara tiesi, rankos tiesius, žemyn ir grįžtam. Gerai, nugara tiesi, rankos tiesius, stumiam sėdmenis atgal ir grįžtam. Gerai, sėdmenukai atgal, 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 kelių neužrakinam ir grįžtam. Netūpkit. Kelius irgi stumiam atgal, sėdmenis atgal ir grįžtam. Ir stumiam sėdmenukus, uodega, uodega atgal ir grįžtam. Gerai, žemyn, žemyn, žemyn. Ir grįžtam. Nesileiskit žemiau nei po girnelėm. Žemyn, keliaujam, keliaujam. Ir grįžtam. Dar 4, žemyn iš lėto. Gan sparčiai į viršų, op. Ir žemyn iš lėto. Į viršų išsitiesiam. Gerai, dar porą. Išsitiesiam, op. Ir paskutinis kontroliuojam, pats gražiausias. Ir išsitiesiam. Opa, ačiū. Na ką, su šiuo pratimu jau baigta, padėkite svarelius į šalį, galite vėl nukrauti nugarą, jeigu pasijautė. Bet tikiuosi nesijaučia labai, šiek tiek tikrai gali jaustis, nes nugara čia yra stabilizuojanti. Bet pagrindinis darbas turi kliūti tiek hamstringams, tiek sėdmenims. Gerai, žemė oras, paskutinį kartą, griebiam svarelius, atsistojame plačiau, pėdos keliai į šalis, nugara tiesi, važiuojam. Tupiam ir stumiam. Žemyn tupiam, lėtai ir stumiam. Lėtai prilėtinkite apačioje, opa, ir stumiam. Žemyn prilėtinam ir greitai, op, į viršų. Prilėtinam žemyn ir greitai, opa. Prilėtinam ir greitai, opa. Prilėtinam, prilėtinam, greitai, opa. Pėdos pilnai ant žemės. Žemyn ir į viršų. Keliai žiūri, kur pėdos žiūri. Žemyn į viršų. Dar 3. Žemyn
į viršų, dar 2, žemyn, kvėpuojam, į viršų, paskutinis, žemyn tiesi nugara, į viršų ir ačiū. Taigi, pabaigėm su antru supersetu, žiūrėkit, jau didžioji dalis ir padaryta. Įsivaikščiokit, paleiskit kvėpavimą, atsipalaiduokit šiek tiek, pašokit žinoma tarp setų, nepakenks ir nuotaikai ir jėgoms, ir kai galėsite, atsigerkite ir po minutėlės keliausime į trečiąjį supersetą. Taigi, viską dedu į šalį ir pasakoju, ką darysime toliau. Pirmas pratimas – kopimai atremtyje. Atsispaudimų padėtis ir pakaitomis neskubant žingsniu pritrauksime kelius kuo arčiau korpuso. Taip atliksime 30 kartų, vadinasi po 15 kartų kiekvienai kojai. Taigi, padedame delnus ant žemės, juos išplečiame ir pakylame į atsispaudimų poziciją, važiuojam. 1, 2, 3, 4, keičiam, 6, 7, užpakaliukai žemiau, 9 ir 10. 1, 2, nepasikabinkit tarp pečių, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dar 10 ir 1, užpakaliukai žemiau, įtempkit viską, 4, 5, 6, 7, 8, 9, paskutinis ir ačiū. Ant kelnių keliaujam, nukraunam nugarą. Sekantis pratimas – kėdės laikymas plus svorio kelimai. Šiam pratimui prireiks sienos, atsiremsite va taip į nematomą kėdutę laikant 90 laipsnių kampu ir pasiėmę pasirinktiną svorį, kelsime nuo peties iki peties. Pasitieskite kilimėlį, jeigu slysta, labai svarbu. Aš va taip pasitiesiu ir padedu apačioje svarelį, kad neišslystų iš po mano kojų. Tai atraskite savo tinkamą variantą, labai priklauso nuo skirtingų dangų. Įsitaisome į poziciją tokią. Ir 20 kartų mojuosim. Prie vieno peties, prie kito peties. Gerai, pasiruošiam. Ir važiuojam. 1. Ir 2. Žemai laikykit kėdę. 3. 4. Spauskite save į sieną. 5. 6. 7. 8. 9. Keliai šiek tiek į šalis. 10. Pėdos pilnai ant žemės. Ir 1. 2. Kvėpuojam. 3. 4. Žinau. 5. Važiuojam. Dar liko 5. Nedaug liko. 4. Laikom, kvėpuojam. Ir 3. Ir 2. Pagreitinam. Paskutinis. Ir ačiū. Išsispaudžiam į viršų ar atsisėdam ant žemės. Atsargiai tik tai. Tai tokie paskutiniai pratimai mūsų treniruotėje. Po šitų pratimų, kai atliksime juos visus 3 kartus, keliausime į preso bonusiuką, kuris jau ten greitai. Taigi, vėl įsitaisome pirmajam superseto pratimai, kopimai atremtyje. Keliaujame į atsispaudimų poziciją, išsitiesiam ir važiuojam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, priešinamės gravitacijai. 9 ir 10. Užpakaliukai žemiau. 1, 2, 3, 4. Keliai važiuoja kuo toliau. 6, 7, 8. Pritraukiam. 9 ir dar 10. 1, 2, 3. Užpakaliukai žemiau. 5, 6, 7, 8, 9. Paskutinis. Ačiū. Keliai ant žemės, nukraukit šiek tiek nugaras. Galite į kūdikio pozą pereiti. Man jį labai patinka, labai gerai ištempia nugarą į kitą pusę. Ir atgavę kvėpavimą, po trupučiuką keliaujam į kėdutę. Žinau, kad nenorit, aš irgi nelabai, žinokit, man šie pratimai ne prie širdies, bet jie labai geri. Taigi, linksminamės su tuo svareliu mojuodamos. Sėdamės į kėdutę 20 kartų.
Pasiruošiam ir važiuojam. 1, 2, kvėpuokit. 3, 4, pėdos pilnai ant žemės. 5, 6, žemiau atsisėskit. 7, 8, 90 laipsnių turi būti. 9 ir 10. Dar 10. Ir opa, keičiam, opa, keičiam, opa. Ir opa. Kvėpuojam, kvėpuojam, nedaug liko. 4, nedaug liko. 3, laikom ir 2. Ir paskutinis. Gerai, ačiū. Paleidžiam. Čia ta vieta, kur galite keiktis. Viskas labai gerai. Treneriai irgi norėtų keiktis pati ant savęs, nes galvoja, kas čia tokią treniruotę sugalvojo. Tos kėdutės yra nesąmonė, puikiai su jumis sutinku. Na bet ką, paskutinė serija jau liko. Žiūrėkit, jau ir pabaiga. Keliaujam į kopimus ant remtyje, greičiau pradėsim, greičiau baigsim. Pakylam. Ir traukiam. 1, kopiam, 2, kopiam, 3, 4, 5, nugaros tiesios, 6, 7, nepasikabinam tarp pečių, 9, 10, bambos į stuburus ir opa, 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 išlaikom tempą, opa, sėdmenukai žemiau, opa, opa ir 20, liko 10 ir 1 ir 2, laikom, kvėpuojam, 4, 5, 6, 7, 8, 9, paskutinis, ačiū, keliai ant žemės, atsipalaiduojam. Nu šaunuolis, jau šį pratimą galite pamiršti, jis jau praeityje, šiek tiek prasiražykit. Na ir ką, nori, nenori, kėdutė laukia paskutinį kartą. Tai bent tiek džiugina, yra į ką žiūrėti pirmin. Atsisėdam prie sienos, pasiemam svarelį, kojos matot gan plačiai, bet ne per plačiai. Važiuojam. Ir 1, ir 2, ir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10. Dar liko 10. Laikom. Žinau, dreba. Viskas gerai, taip ir turi būti. Ir 3. Taip ir stiprėjom. 4. Ir 5. Ir 6. Nedaug liko. 4. Ir 3. Ir 2. Ir paskutinis. Ačiū. Na, man pavyko, tikiuosi pavyko ir jums. Kojytės tokios šiek tiek drebučiai. Na, bet smagu. Jaučiasi, kad pasportuota jaučiasi. Šiek tiek pasilsime, atpalaiduokite, iškratykite savo kojeles ir keliausime į preso bonusą, apie kurį jau dabar ir papasakosiu. Jūs po trupučiuką ruoškitės, pasitieskite kilimėlį žemyn ir žvilgtikit, ką rodau. Atliksime paplūdimio pratimą. Atsigulsime ant nugaros atsirėmus alkūnėmis ant žemės ir pakaitomis vieną koją pritrauksime prie krūtinės, kitą tiesdamos pirmin. Pirštukus kojų stengiamės nukreipti į priekį. Taip, 3 kartus po 20 kartų, 10 kartų kiekvienai pusiai. Taigi, kol kas parodau, atsiremsime alkūnėmis, sėdmenukus apkabinam su rankomis, pritrauksime kelius 90 laipsnių ir va taip pakaitomis lėtai keisime. Gerai, neskubėkite, nugarytės tiesius, nesikūprinkit. Na ką, pirmi 20. Pakeliam kelius ir važiuojam. 1, ir 2, ir 3. Keičiam pastoviai. 4, 5, 6. Su manim dirbkit, neskubėkit. 8, 9 ir 10. Dar liko 10, 9. Pirštukai nukreipti pirmin. 8, 7, iš lėto. 6, 5, 4 ir 3 ir 2. Paskutinis. Ačiū. Padedam pėdas ant žemės. Va taip išsirečiam. Galite atsigulti, atpalaiduoti alkūnę šiek tiek. Ir vėl kylame į viršų. Antram 20-ukui. Pakeliame kelius ir važiuojam. 1, ir 2,
ir 3. Ištiesiam pilnai koją žemyn. 4, 5, kuo tiesesnė, 6 ir 7, 8, 9 ir 10. Dar liko 10 ir 9, 8, 7, 6, 5, 4, tiesios kojytės, 3, 2, nenumuilinkit, paskutinis, ačiū. Gerai, išsirečiam, atsiveriam, atsipalaiduojam. Ir viskas, jau beliko paskutinis setukas su šituo. Pakylame į viršų ir jau bus baigta, prasiražysim. Keliukai į viršų ir spiriam pirmin, keičiam ir keičiam, kontroliuojam. Žinau, kad norit paskubėti. Ir keičiam, kvėpuokit. Tiesios kojos, grakščios, tiesios. Ir keičiam. Paskutiniai 10, opa, 9, opa, 8, opa, 7, opa, 6, opa, 5, opa, 4, opa ir 3, ir 2, paskutinis ir ačiū. Pėdos ant žemės, atsigulam, išsitiesiam, išsirečiam, kelius irgi va taip iš šalis galite atverti, labai geras prasiražymas šis. Ir keliaujame atsigauti, kelius pritraukime prie krūtinės, kojos gan plačiai ir šiek tiek pasiruokite lengvai į šalis. Pėdas padedame ant žemės, dabar abu kelius sukame į vieną pusę link žemės. Rankos į šalis. Keičiame pusės. Ir vėl keičiame, įkvepiame viršuje, sukant iškvepiame. Grįžtam į centrą, keičiam. Grįžtam į centrą, keičiam, dar po kartą kiekvienai pusiai. Ir paskutinis, grįžtam į centrą ir keičiam. Gerai, dabar dešinė koja ištiesta, kairė pritraukta, palaikykit prie krūtinės. Dabar atvedame į šalį kairį kelį, dešinys klubas ant žemės. Grįžtam į centrą, kairė koja ištiesta beveik į viršų, su dešinė pagriebėme už išorinės kelio pusės. Kairę atvedame į šalį ranką ir persisukame į kitą pusę. Vadinasi, viršutinė dalis žiūri į vieną pusę, apatinė dalis žiūri į kitą pusę. Grįžtam, pritraukiam abudu kelius ir kartuojam visą šitą kitai pusei. Dabar palaikom kelių prie krūtinės. Atveriame kelį į šalį, atidarom klubą į šalį, kairė pusė ant žemės. Ir dabar dešinė koja pritiesta į viršų, su kairė ranka apkabinam kelį, dešinę ant žemės padedam ir persisukame į kairę pusę su keliu. Persukame visą stuburą, atsipalaiduokit pozicijai. Grįžtam į centrą. Na ir dabar priėmame savo patogią poziciją, aš mėgstu atsipalaidavimą daryti kūdikio pozicijoje, joje jaučiuosi labai gerai. Ir koncentruokitės į kvėpavimą, žinote šios savaitės strategiją, įkvėpimas 4, o iškvėpimas kuo ilgesnis. Atsipalaiduokit, užsimerkit. Kągi, iš lėto kilame į viršų,
Neskubėkit po nusilenkimo tokio, gali ir galva susisukti. Tikiuosi jautėtės gerai, parašykit, kaip sekėsi treniruotėje. Ačiū, kad sportavote kartu ir susitinkame kitose treniruotėse. Iki!